Verslo asociacijos ir įmonės kuria studentams ir darbdaviams naudingą praktikų sistemą, kad būsimieji specialistai įgytų vertingų sėkmingos karjeros pradžiai būtinų įgūdžių. Juk neretai, ką tik mokslus baigęs specialistas neranda darbo, nes neturi patirties, o kur jos įgyti, jeigu niekas nenori įdarbinti. Šią problemą sprendžia studentų praktikos, kurias organizuoja pramonės, prekybos, transporto, informacinių technologijų, elektrotechnikos, draudimo, leidybos bendrovės, taip pat sveikatinimo, maitinimo, apgyvendinimo ir kitas paslaugas teikiančios įmonės. Iš viso jų apie 80. Viena tokių Vakarų laivų gamykla priėmusi praktikantų iš Klaipėdos universiteto. Galimybę atlikti praktiką šioje uostamiesčio įmonėje pasinaudojo Artūras Ševel. Šiuo metu jau dirbas Vakarų laivų gamyklos projektų vadovu technologu. Praktika buvo kaip ir toks tramplinas į darbą. Prasme, vis tiek įmonė nenori imti žmogaus iš gatvės iškart įdarbinti, vis tiek nori pasižiūrėti, ką jis moka. Praktikos naudą pajuto ne tik darbo vietą susiradę jaunuoliai, tačiau ir praktikai vadovauti apmokyti įmonių darbuotojai. Bendraudami su studentais mes iš tikrųjų einam vėl atgal iki universiteto, su tais pačiais dėstytojais, ir mes galim pasiūlyti, ko mums reikia. Nes visiems mes orientuojamės į pramonę, o universitetas orientuojasi daugiau tokius vadovybinius, sakykime, žmonės. Tai toks abipusis nauda ir man asmeniškai tai akiratis prasiplėtė labai stipriai. Pramonininkų atstovas vilėsi, kad studentų praktinių įgūdžių stiprinimo projektai padės spręsti Lietuvai aktualią jaunimo nedarbo problemą. Problema, kad darbdavys mažiau rizikuoja ir pervilioja darbuotojų iš kitos įmonės, negu ima jauną žmogų, nes dažnai jis net nežino, nuo ko pradėti ieškoti jauno specialisto vienai ir kitai vietai. Šiandien dienai tai turėtų jau išsispręsti. Studentų praktikų rengimo projektus remia ES struktūriniai fondai.